man pačiam toks keistas ir, sakyčiau, psichodelinis paveikslas 2021 metų jaunuolis susprogdintoje autobusų stotelėje. Vien pavadinimas turbūt nusako, kad kažkas įvyko nežmoniško ir ar jisai yra viso to atlikėjas, ar jis tik tai personažas, stebėtojas, ar pažeistasis, bet šiek tiek galbūt tai ir yra su tokiu pasauliniu terorizmu, su ISIS buvusiu judėjimu ir galbūt besiskleidžiančių kitur ir, sakykime, gal ir personažas tokį tarsi turbaninį apdangalą turi. Bet čia toks ne tiek politinis, kiek daugiau apie būtent vidinę tragediją ir vidinį išsprogdinimą. Nieko teigiamo, bet, kaip sakyti, dėl to ir nedidelis darbas, kad per daug neužimtų vietos su savo keistų siužetu.